Sveiki, sveiki. Tai kaip jaučiatės? Ačiū, visai neblogai. Viskas tvarkoje. Žaizdos užgijo, komplikacijų nebuvo. Viskas buvo gerai, užgijo, nieks neskauda. Kiek jūs dabar, kiek turit priepuolių per savaitę panašiai? Apie 2-3 priepuoliai būdavo. 2-3. Nu, čia nemažai. Tai dabar, ką mes šiandien ketinam padaryti? Šiandien įjungsim stimuliaciją. Pirmas žingsnis, po to bus perspektyvinis programavimas, kas porą savaičių kažkur automatiškai padidės amplitudė ir jeigu kažkas negerai, tai nepamirškit, kad turit magnetą visada ir su magnetu galit išjungti sistemą. Jeigu bus kažkokie šalutiniai reiškiniai, kažkas nemalonaus pasijaus ar panašiai. Tikėkime, kad nebus, bet būna visai pasitaiko. Tai gerai, dabar man reikia, kad jūs palaikytumėt šitą anteną pridėjęs ten, kur generatorius pas jūs. O aš pabandysiu tada su šituo aparatu prisijungti. Tuo užsikraus. Gerai, tai mes dabar jungiamės prie generatoriaus šitų dviejų priemonių pagalba. Po truputį jungiasi, čia kažkiek užtruks, tai turėkit kantrybės. Gerai, dabar mes užprogramuosim pirmą žingsnį ir labai greitai jūs pajausit kažką, jeigu pajausit kažką. Ne visi pacientai jaučia, daugelio atveju nejaučia iš viso, bent jau šitų pirmųjų žingsnių, pojūčiai atsiranda vėliau, bet jūs tiesiog sakykit. Dabar dar vienas dalykas, ką aš turiu jums papasakot, kad aparatas dirba 3 režimais. Vienas režimas yra reguliarūs stimuliacijos impulsai laike, realiam laike. Antras režimas yra nuo širdies ritmo pagreitėjimo, vadinasi autostimas. Ir trečias režimas yra magneto režimas, kada jūs galit sukelti stimuliaciją pagal poreikį, perbraukdami greitai su savo magnetu per aparatą, per tą vietą, kur implantuotas generatorius. Žodžiu, jeigu braukiat greitai, tai jis įsijungia, tuoj pat stimuliuoja, šiek tiek stipriau negu tuo normaliu režimu. Jeigu laikot pridėję, generatorius išsijungia ir nėra jokios stimuliacijos aplamai. Tai vat visada yra išeitis, jeigu kažkas negerai, ar skausmas kažkoks, ar kažkoks labai nemalonus pojūtis, ar netinkamu laiku, visada galit pridėti magnetą ir stimuliacijos jokios nebus. Tiesiog, kol laikysit magnetą, tol bus generatorius išjungtas, jis įsijungia po to tada, kada patraukėt lygiai tokiu pačiu režimu, kaip veikė prieš tai, prieš pridedant magnetą. Gerai, tai mes įjungiam pirmą žingsnį ir, žodžiu, dabar aš nustatau, kad yra 14 dienų, kalendorinių dienų tarp žingsnių, viso bus 7 žingsniai. Per šitos 7 žingsnius automatiškai žingsnis po žingsnio jums didins amplitudę. Yra daugiau generatoriaus nustatymų ir mes laikui bėgant apie juos kalbėsim, bet mūsų pirmas tikslas pasiekti terapinį langą. Terapinis langas yra, kai srovė yra kažkur apie 1,5–1,65 mA. Gerai, tada yra grafikas, kuris yra, jūs galėsit jį nusifotkinti. Dabar jau galit patraukti anteną, šiuo metu mes neprogramuojam. Jūs galėsit nusifotografuoti su mobiliu telefonu šitą grafiką ir žinosit, kurią tiksliai dieną ir kaip aparatas įsijungia stipresniu režimu, kada sustiprėja stimuliacija. Tai va, dabar šitą mes paleidžiam. Tai vienas dalykas dabar, kad
jums reikia dabar įsiklausyti į save, ar bus kažkokie pojūčiai. Gali būti, kad truputį kažkur ten gerklę graužia, ar ten o kažkoks pojūtis gerklėje. Gal vos jaučiu, kad trupučiuką ten toks. Supratau. Gerai, tai šitas jausmas nemalonus išnyks per tą laiką, kol pirmas žingsnis, ten 14 tų dienų, jisai išnyks, nes nervas ir aplinkiniai audiniai adaptuojasi labai greitai prie šitos stimulacijos, tai tada bus kitas žingsnis, bet sakiau, niekada nepamirškit, kad visada yra išeitis, jeigu kažkas netinka, nepatinka, naudokit magnetą, išjunkit stimuliatorių, mes tada turim susisiekti kažkaip ir tada jau jums teks atvykti, kad aš iš programatoriaus šito jums pakeičiau nustatymus. Tikėkimės, kad to nereiks, bet turit tą žinot, turit atsiminti. Tai va, dabar kitas dalykas, dar ką aš norėjau pakalbėti apie tai, kad labai greit nesitikėkit šitos terapijos rezultatų. Čia ne vaistai. Jūs žinot, vaistai, jūs vartojat vaistus, kol kas tų vaistų ir neliesim, nereikia dozių dabar nei keisti, nei kažko naujo daryti. Tegul tai būna, gal tai kažkiek efektyvų, gal nelabai, nes šita sistema yra tiems pacientams, kaip jūs žinot, kuriems vaistai neveikia, nepadeda, bent jau nepadeda tiek, kiek turėtų padėti. Tai dabar vaistai veikia greitai, bet laikui bėgant paskui jų poveikis silpnėja. Šitos terapijos poveikis priešingai, iš pradžių jo nebus, kol pasieksim terapinį langą tikrai nebus, paskui po truputį pradeda atsirasti teigiamas poveikis ir su laiku jisai tampa maksimalus, bet šita terapija, jinai pasireiškia daug ilgesniam laiko tarpe. Yra publikacijos mokslinės, kurios paaiškina, kad po 2 metų, netgi po 3 metų dar yra stimulacija duoda prieauglį, ta prasme poveikis stiprėja. Mažėja priepuolių, lengvėja priepuoliai arba iš viso išnyksta priepuoliai, dingsta, ta prasme dar net po 3-2 metų. Ir po to tas efektas išlieka, kiek yra pacientų pakankamai ilgai gyvenančių su šitą terapiją, tai šitas poveikis tikrai nesilpnėja ir praktiškai tas pats bus ir jums, aš manau. Tiesiog turėkit kantrybės, nes dažniausiai kas pasitaiko, kad pacientai labai nekantriai nori, kad rezultatas būtų iš karto. Čia ne tas atvejis. Čia ne vaistai, tai to nebus. Tai va, tai dabar turbūt tiek šiam kartui, palaikykim ryšį ir sėkmės jums. Ačiū.